Antros skyriaus antras poskyris. Dvasia kūrėja šventajame rašte. Įvardydami dvasią kūrėją, tėvai remiasi Biblija. Dauguma jų argumentų yra negatyvaus pobūdžio, kitaip sakant parodantis, kad šventoji dvasia nėra kūrinys. Tačiau juose esama ir pozityvumo. Pradedant nuo Biblijos stengiamasi atskleisti, kad šventoji dvasia išties yra kūrėja. Būtent šią jų mintį norime pagvildenti. Vadovausimės tėvų metodu, o ne jų raštais. Sykiu žiūrėsime, ką sako Biblija apie dvasią kūrėją, bet tai tyrinėsime remdamiesi nūdienos priemonėmis ir žiniomis, o ne anuomet turėtomis. Pamatysime, kad tėvai vis dėlto iš esmės neklydo. Rašte slypi mintis apie dvasią kūrėją. Skirtumas tas, kad tėvai pabrėžė šio žodžio ontologinę reikšmę. Kūrėją jie suprato kaip šventosios dvasios esmę arba prigimtį. Šventoji dvasia yra kūrėja, taigi ji yra Dievas. O Biblijoje norima išreikšti šio žodžio funkcinį ir dinaminį aspektą. Šventoji dvasia kuria, veikia kaip kūrėja. Biblijoje randame dvejopų teiginių apie dvasią kūrėją. Pirmiausia, aptinkame žodžius, nusakančius dvasią šia prasme ir aiškiai priskiriančius kuriamąjį veikimą. Taip pat aprašomi įvykiai arba faktai, kuriais šventoji dvasia siejama su kuriamaisiais Dievo veiksmais. Ji netiesiogiai parodoma kaip naujo gimimo, naujo gyvenimo ir naujo buvio pradmuo. Daugumoje pastarųjų tekstų kalbama apie naująją kūriniją, dvasinę kūriniją Kristuje, bet abi kūrinijos, senoji ir naujoji, tarpusavyje susijusios. Šventoji dvasia yra ne tik naujosios kūrinijos, bet ir pirmosios autorė. Ji atkuria tai, ką sukūrė. Ambraziejus sakė, kas galėtų paneigti, kad žemės sukūrimas yra šventosios dvasios darbas, jei jos atnaujinimas dvasios darbas. Tačiau būtent Naujajame testamente pirmąsyk tai susiejama, dažnai parodant, kad šventoji dvasia įsiterpė į atpirkimą, veikdama ir kūrimo momentais. Kaip virš Jordano vandenų sklendžiąs balandis primena dvasią, pradžioje sklendusią viršum vandenų, taip juo labiau hebrajiškasis veiksmažodis klesti, iš tiesų perša mintį apie paukštį, kuris peri arba išskleidžia sparnus virš jauniklių. Jėzus Velykų vakarą kvėpęs mokiniams į veidą, primena, kaip Dievas įkvėpė į Adomą gyvybės alsavimą. Visi šie sugretinimai išplaukia žinoma iš pradžios knygos, 1 skyriaus 2 eilutės. Dievo dvasia sklendė viršum vandenų. Remdamiesi tokiais pačiais Babilonijos poezijos posakiais, hebrajiškojo originalo žodžius Rua Elohim galime versti Dievo vėjas, Dievo audra arba stiprus vėjas. Bet šiuo atveju veikėjas, tai yra Dievo vėjas, atrodo esantis priešingas veiksmažodžiui, kuris visada tiek hebrajų kalboje, tiek vertimuose suprantamas sklendimo, plevenimo, perėjimo reikšme. Tai yra kaip žodis, nusakantis ramybę, o ne šėlsmą. Atmetę visas užuominas, kad ir jų užuomazgas į šventosios dvasios tikrovę, turėsime skaityti tekstą atsižvelgdami tik į tai, kas buvo pirmiau jo, nepaisydami to, kas Biblijoje vyko toliau, turėdami galvoje tik tas įtakas, kurias šis tekstas patyrė, ir neimdami domėn, kokią įtaką jis pats darė. Peržvelgdami apreiškimą šen bei ten randame vis aiškesnių kuriamosios pneuma veiklos žymių, atvirai primenamų šiame tekste. Viešpaties žodžiu buvo padaryti dangus ir jo burnos alsavimu,
tai yra rūa, pneuma, visos jų galybės. 33 psalmė, 6 eilutė. Alsavimas tai be abejonės ne gamtoje pučiantis vėjas, nes pasakyta, jog tai Dievo burnos alsavimas. Nemanytina, kad psalmininkas sugretino žodį ir alsavimą, kaip vieną priklausantį dieviškajam pasauliui, o kitą gamtos. Šią rašto eilutę papildo kita psalmė. Tau atsiuntus savo dvasią į atgyja, tu atnaujini žemės veidą. 104 psalmė, 30 eilutė. Ši raidos linija visiškai atsiskleidžia Naujajame testamente. Čia, kaip jau sakėme, šventosios dvasios įsiterpimas į naująją kūriniją aprašomas pasinaudojant būtent tais vaizdiniais, kuriuos randame pradžios knygos kūrimo pasakojime. Mintis apie Ruą kūrėją neatsirado iš nieko. Tuose pačiuose Biblijos komentaruose, pradžios knygos 1 skyriaus 2 eilutėje, neprasminga versti, kaip vėjas iš Dievo dvelkia viršum vandenų, ir nurodyti šį tekstą aiškinant apie balandį Jėzaus krikšto metu. Tačiau nėra neteisinga ir toliau remtis pradžios knygos 1 skyriaus 2 eilute bei paskesnių tekstų liudijimais, kad atrastume juose kuriamojo šventosios dvasios vaidmens biblinį pamatą, kaip kad atrado tėvai. Šventas Bazilijus sakė, jei tu priimi šį aiškinimą, gausi didžiulės naudos iš jo. Ir iš tiesų, Dievo dvasioje, kuris sklendžia viršum vandenų, išvelgus pirmąjį pridengtą dvasios tikrovės ženklą, mūsų supratimui atsiveria daugybė kitų Biblijos vietų.